šviesi, sidabro žvaigždė žemėn krinta, žmogau į jas rankas tiesi, jų prisiliesti neužginta, ištarti žodžio negali, tik spindinti tyla dainuoja, sniege šešėliai kaip gyvi, žvaigždėtais blyksniais raibuliuoja, ištarti žodžio negali, tik spindinti tyla dainuoja, sniege šešėliai kaip gyvi, žvaigždėtais blyksniais raibuliuoja. Ir kaip galinga meilė čia, kokia tyra ištikimybė, ramybė spindinti šventa, šarmoto patalo vaizgybė, ištarti žodžio negali, tik spindinti tyla dainuoja, sniege šešėliai kaip gyvi, žvaigždėtais blyksniais raibuliuoja. Priglauski širdžią prie žvaigždės, štai ta šalis, kurios ieškojai, paliečia skruostus jos šviesa, mintis aprimusi sustoja, ištarti žodžio negali, tik spindinti tyla dainuoja, sniege šešėliai kaip gyvi, žvaigždėtais blyksniais raibuliuoja, ištarti žodžio. Davei man viešpatie rankas, kad liudyčiau tave darbais, davei man širdį, kad gailestį dalinčiau, kad meilę užauginčiau žiedais skaisčiais, kad gailestį dalinčiau, kad meilę užauginčiau žiedais skaisčiais, kad būčiau aš šalia tavęs, davei man savo duoną kraują, kad būčiau su tavim ir visada suprasčiau, kokia silpna esu, davei man jėgą ir visada suprasčiau, kokia silpna esu, davei man jėgą. Davei man kryžių, Dieve, žinau, davei tikrai jis mano, tad duok man viešpatie tvirtus pečius, kad neščiau ir visą, kad pakelčiau malonę jam. Tvirtus pečius, kad neščiau ir visą, kad pakelčiau malonę jam. Einančiai smagų žodį, kas tau leist prisiglaust prie savęs, nors mylėti visai dar nemoki.
kas išplėš iš piktos vienumos ir ištars, tu labai reikalingas, tarsi paukštį į laisvę išleis, paprasčiausiai, kad būtų laimingas. Niekados nepaliks, bus šalia, nuolat klumpantį guos ves ir mokys, gal skaudės, bet bus skausmas kitoks. Jėzaus meilė pakels, ji kitokia. Penėk mane iš savo rankų, aš noriu būti tokia kaip tu. Vėl pailsau ir vėliai laukiu, prašau, pašauk dar kart vardu. Vien iš tavęs gyventi noriu, gyvybę semt vien iš tavęs. Pašauk mane iš ankšto molio ir veski ten, kur nori vest. Vien iš tavęs gyventi noriu, gyvybę semt vien iš tavęs. Pašauk mane iš ankšto molio ir veski ten, kur nori vest. Gyvąją meilę prisilietęs, išdegink piktojo žaizdas, paverski mano širdį bailę, tokią, kur degs ir neužges, kuri alsuos ištikimybę, nors savo balso negirdės, kuri pažino švelnų dvelksmą, save prie kojų tau padės, kuri alsuos. Tačiau aukštybėse jau audžia tyrą šilką. Visi, nūnai belapiai ir bežiedžiai, bus aprengti baltai, pasidabruoti šerkšnu, kad juodą metą atkalėtų, kad nepavargtų gimti ir darbuotis, vardant šiltų vėlinių, šventų kalėdų. Net nukirstom viršūnėm, deprofudelis, tikėtų, žodis amžinai gyvena, nors nebūtis jauki žudys ir gudys pasaulį, kaip narkotikų į veną. Ir mirdami regėsime, sugrįžta. Bet kaip lėtai, kaip sunkiai, Dieve mano, pripildo saulė ryšį, nykia sielos irštva ir senas laikas, veidas atsimaina. Nes atgaila ir malda mus sujungia su juo. Jėzus ir atėjo į žemę, kad mus sutaikytų. Ir tai liepia gyventi. Tai mes dabar tokia apie tai daina. Nori išsilieti ištirpusiu ledu, pasislėpti žemėj, lyg apmiręs grūdas. Gal žinau, gal ne, bet tikrai jaučiu, kaip giliam
pakrašty, siaubuoja laukdami vilkas varės. Varteliai seno sodo pakrašty, siaubuoja laukdami vilkas varės. Kas metai vis siauresnis takas per laukus, ten užkamtai visi langai užgeso žiburiai. Ir vien tik tai pavasariai balti, vis nepamiršta į namus varė. Ir vien tik tai pavasariai balti, vis nepamiršta į namus varė. Pavasaris sugrįš ir atskubės, nerasi nieko prie senosios obelės. Varteliai pasilikę pravirė, ilgai siūbuos dar mūsų laukdami. Varteliai pasilikę pravirė, ilgai siūbuos dar mūsų laukdami. Paskleisti apie save. Ir mes pirmą žvakutę, kai uždegėm, tai buvo iš tikrųjų ta tokia, tarytum vilties žvakė, kada mes tikėjom, kad dabar jau kažkas įvyks po 4 savaičių, Kristus ateis į mūsų gyvenimą naujai. Tarytum nauji metai tik paskui, bet pirmiausia Dievas atsiunčia savo sūnų, kad jis mūsų gyvenimą nuspalvintų įvairiom spalvom. Tai pirmoji žvakutė vilties, mes viliamės. Viliamės, kad mūsų gyvenimas šiemet dar iš tikrųjų atneš naujų nuostabių akimirkų, naujų nuostabių draugų, pažinčių. Galbūt mes išmoksim naujų giesmių, naujų dainų. Gal susitiksim kažkokį žmogų, kuris tikrai bus labai įdomus. Ir tas vilties laikas, tarytum, įsivaizduokit, kai moteris tai tikrai gali įsivaizduoti, kai jau laukiamės, ar ne? Bet kažin, ar tikrai laukiuosi kūdikio, ar ne? Ar tikrai jisai ateis į mano gyvenimą? Vyrai taip pat galvoja, kažin, ar jau nešia mano žmona, ar ne, ar ten draugė. Tai iš tikrųjų tas vilties laikas toksai su klausimu didžiuliu. Bet praėjusį sekmadienį jau mes uždegėm antrą žvakutę, kuri vadinasi tikėjimas. Ir mes sakom, jeigu Dievas yra, tai jis tikrai žmogų myli. Jis nieko nenori, kad žmogus išgyventų kažkokio skausmo, pykčio, blogio, neapykantos. Ir tikrai tie, kurie galbūt atneša kažkokį nevilties žodį ar pykčio, kai mes meldžiamės, jie pasitraukia. Jūs pamėginkit, pamatysit. Ir jau tikėjimas, kad tikrai ateis kalėdos, tikrai aš jūsų lauksiu. Tai tas tikėjimo laikas tikrai yra toks gražus ir pilnas to džiaugsmo. Iš jūsų veidų tas džiaugsmas iš tikrųjų spindi. Ir jau kitą sekmadienį uždegsim trečią žvakutę, kuri džiaugsmo žvakė arba angelų žvakė, kur angelai tiesiog kiekvienam žmogui neši širdį tą tikrą tikėjimą, kad kai laušite kalėdaitį savo šeimos rate, arba jeigu būsit vienas, nebūkit vienas, pasikvieskit kaimyną, pasikvieskit draugą, galbūt gatvėje pamatysit žmogų, kuris tikrai liūdnas ir galbūt neturi kur švęsti. Būtų gražu, kad mes jį pasveikintume ir pasakytume, ateina kalėdos, Kristus tegu gimsta jūsų gyvenime, jūsų širdyje. Tai tas angelų žvakė, mes ją turim rožinę bažnyčioje. Kunigai turėtų rožinį drabužį apsirengti, bet visada purtosi. Ne, jau aš čia kaip kokia lėlė neapsirengsiu to rožinį, bet kunigas Giedrius, kai būdavo, visada rožiniu apsirengdavo. Arnotu, kuris tikrai yra pas mus. Bet iš tikrųjų nesvarbu ta spalva, bet svarbu koks tai laikas. Tai yra tikrai džiaugsmo. Džiaugsmo ruošiamės, galvojam, kiek tų kūčiukų prikepsim, kiek pasikviesim, kas atvažiuos, kas ateis, gal kokią staigmeną suruošim.
Tai iš tikrųjų labai gražus laikas, kada mes laukiame to tikrai stebuklingo Kristaus gimimo. Juk jeigu jis negimtų, tai nebūtų nei Velykų, nebūtų kam prisikelti iš numirusių, nebūtų kas mus prikelia iš visų bėdų ir nelaimių. Tai tikrai džiaugiamės, kad turime Kalėdas. Ir jau 4 žvakutė, kai uždegame, tai jau yra piemenėlių. Mes tai piemenėliai iš tikrųjų, kurie ir vargo turim, ir bėdų, ir tikrai ir lygų, ir skausmo, ir kartais nevilties. Ir tikrai daug yra to tokio nepasitikėjimo, gal vieni kitais, ypač dabar labai daug to tokio nepasitikėjimo, tokio kažkokio atsiskyrimo vieni nuo kitų. Tai man visada pas jūs labai gera ateiti, nes jūs čia esate. Jūs vienas prie kito sėdite, jūs vieną kitas akis matote. Ir žinote, kad esate vieni kitiems draugai, pažįstami. Ir jeigu kokia bėda, tikrai visi vieni kitiems padėsit. Ar aš klystu? Ne. Man gražaus kažkokio dėmesio, kad būtume mes visi Dievo pašaukti į tą meilę. Dievas iš tikrųjų yra meilė. Jeigu mes kartais pykstam, nervuojamės, tai jau žinokit, čia ne Dievas. Reikia tiesiog sakyti, Jėzau, jau gelbėk mane, čia užpuolė kažkoks neviltis, kažkoks bloga mintis. Tai iš tikrųjų labai noriu, aš dabar jums atsinešiau, čia priruošiau jums tokių dovanėlių. Labai norėčiau, kad kiekvienas angelas nukeliautų pas jūs, padėkit man padalinti. Ir kad tie angelai iš tikrųjų būtų jūsų namuose pakabinti kažkur ar ant eglutės. Padalinkit vis tiek, gerai, padėkit man. Padėkit man padalinti, prašau, angeliukus. Kas galėtumėte? Kad tie angeliukai, aš tikrai pririšau tokį blizgantį siūlą, kad jis tikrai primintų, kad gražus blizgantis laikas ir kad tikrai mes kiekvienas norime tą angeliuką parsinešti namo, pasikabinti ant savo eglutės arba prie lovos ar kažkur kitur, čia jisai jums neša tą dievišką laimę, džiaugsmą, sveikatą, kad jis nuo jūs sveikės. Gražina, kad pažiūrėjai jo veidą, žinokit, tas angeliukas yra jums skirtas. Gal dabar, Lietuvos pakrašty, mėlynoja linai. Lyne, štieskamai voriškės gaubia, ant medinių, kasdieniško savo. Lyne, štieskamai pagelbės ir žuvį, mano tėvo dainuoju apie karą. Trumpas tavo žydėjimas, po vidudienio vėjo, baltas tavo gyvenimas, po eglutės kukavimo. Trumpas tavo žydėjimas, po vidudienio vėjo, baltas tavo gyvenimas, po eglutės kukavimo. Pažvelk, atein laukimas lėtas, net vynas taurė šventas. Gal už kalno jau kalėdos, o už langų adventas. Tikėk, išauš stebuklų metas, atvers senolis skrynę, sužibs nušvis spygliuotas medis, kalėda belsis visažinis. O kur kalėda, ten nebėdos, iškėlęs lazdą šūktels,
taisykite žiemos parėdus, pelėdos, avinukai. Užteks visiems žiemos supinių, nors už šiaurys patrakęs. Kalėdas slėnin ves jauninių, kur sniega pūs patrankos. Visada pakalbėdavom mūsų draugė Staselė ir Nijolė, kurių šiandien nėra ir jos negali jau dainuoti. Tai aš jų žodžius pasakysiu. Šiandieną kilo man keista mintis nuo pat ankstyvo ryto sukauti vėją laukuose, sugrįžti į jaunystę, nukėlus žvaigždę iš dangaus, jei paslaptį atskleisti, kad žemė gera, nors sunku, kad verta čia gyventi. Gera svajoti vakarais ir į žvaigždę žiūrėti, džiaugtis jų dangiškais kerais, mylėti ir kentėti. O Nijolė pasakydavo dar ir potyrius kalbėti. O aš dadėsiu, kad dainuoti gera. Kai dainuoji, tai džiaugiasi širdis, o mums tą džiaugsmą dovanoja Rūtelė ir jos mielas gražus brolis Linas. Linų. Rūta ir Linas. Va, savo gyvenimą apdainavo. Tai ačiū jiems. Jeigu mums pasiseks dainuoti, tai mes tada jiems paplosim. Tau gruodis, sakai, nepatinka, kažkoks pagiežingas atrodo. Man gruodis, lyg draugas brangus, lyg aukštantis rytas virš sodžiaus. Tiesa, nerasi žiedų, nei žemuogių, kurios auga ant šlaito, grožėkis baltų šerkšnų, kuris tėviškėlėje braido. Tau gruodis, sakai, nepatinka. Man gruodis, ramybė, darna, juk gruodžio rytą išaušta kūčių ir kalėdų diena. Snigis krinta ir krinta ir krinta, kiek jų daug ant stogų ir laukų. Nuo tų snaigių man akis nušvinta, atsidžiaugti jomis negaliu. La 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 la, la 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 la. Nuo tų snaigių man akis nušvinta, atsidžiaugti jomis negaliu. Aš paimsiu tik vieną mažutę ir gėlėsius, grožėsius į ją. Ak, palauk, neištirp nors minutę, nepaliki be žadės manęs. La 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 la, la 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 la. Ak, palauk, neištirp nors minutę, nepaliki be žadės manęs. Ant vėjo platumų tyliai gula minkšti sniego tonai ir alsuoja formos naujumu. Vėl nakčia ramiai lėtai pasninga, paprasti nedideli rytai. Ir atrodo rimta ir prasminga, ką nakčia galvojai ir jautei. Supratai, gyvenimas gyventi. Tai didysis tikslas ir prasmė. Atsibūdęs tyloje advento, tu atgimk jo nuostabioj giesmėj. Kalėdinis varpas vis gaudžia, visai į tolį per sniego laukus, o džiaugsmas aplanko kiekvieno namus. Kalėdos tai šventė miela, Kalėdos tai džiaugsmo diena. Kalėdos tai šventė miela, Kalėdos tai džiaugsmo diena.
širdis, raminančią giesmę jos girdi. Paspauskim su meile viens kito rankas, pamiršę nelaimės vargus ir skriaudas. Kalėdos tai šventė miela, Kalėdos tai džiaugsmo diena. Kalėdos tai šventė miela, Kalėdos tai džiaugsmo diena. Prieš kojų kyla, šakas į baltą kelią ties, ir dieviška didybė kyla vienos vienintelės nakties. Tu išeik į kalėdinę naktį, skambančią, žvaigždėtą, šventą, tyrumu, malda persmelktą orą, džiaugsmas šventumo pilna. Tu prisimink, kaip dovana tą naktį, atsigerk tokio tyro oro, savo sielą šventumu papildyk, pasakyki nakčiai slaptą norą. Tu pasveikyk atgimimo sielą, susikibę rankom su žvaigždynu, palinkėki žemėj gero derliaus, artojėliui pilną svirną, našlaitėliui motiniškų rankų, tyro juoko ir gyvent be baimės, sau daug sveikatos, palinkėk ir laimės. Bet tada buvau jaunamartė. Anytą gavau, kaip liaudyje sakoma, Anyta velnio pramanyta. Atsiprašau. Jos reikalavimai marčiai skambėjo taip: skaniai gaminti maistą, namai privalo blizgėti kaip velikaitis ir mokėti megzti. Tas trečiasis reikalavimas ir pakišo koją mūsų draugystei. Buvo parduotuvių tuštėjimo metas. Norint ką nors gauti, tekdavo stovėti ilgose eilėse. Dažnai atstovėjus ilgą eilę, kiūtindavau tuščią rezginę, nes prekių būdavo per mažai. Vėlyvą rudenį į svečius atvyko Anyta. Skrupulingai patikrino ir įvertino drabužių spintos, virtuvinių spintelių turinį ir kitą. Pasivaišinome. Šypsodamas į kobro šypseną paklausė, kokią kalėdinę dovaną dovanosiu vyrui. Atsakiau dar nežinantį: numegzk megztinį, jis bus sužavėtas. Ir aš, pridūrė. Patraukiau pečiais, bet linktelėjau galvą. Per buitinius rūpesčius pažadas išgaravo iš galvojos. Prisiminiau jį likus savaitę iki kalėdų. Susiradau virbalus ir bandžiau prisiminti mezgimo pamokas. Gimesgiau šalikus, nėriau servetėlės, bet tai buvo dar mokykloje. Virbalai neskubėjo ir supratau, kad numegsiu labai nedaug. Prašiau mezgančių moterų, tačiau visoms trūko laiko. Pastebėjus, jog vaikštau lyg nesava, viršininkė pasisiūlė padėti. Atsivėriau jai savo skaudulį, ji šyptelėjo ir papasakojo, kad mezgė jos sesuo, bet mezgė mašina, o ji kartais padėdavo. Abi nusprendėm, kad Anyta labai nepriekabiaus. Geroji moteris liepė pamatuoti ilgį ir visą kitą ir nepamiršti siūlų. Pagaliau parsinešiau megztinį į namus. Vyras jį apsivilko ir megztinis pradėjo riestis iš apačios į viršų iki pat kaklo. Maniškis bandė jį grąžinti į pradinę padėtį, tačiau nepavyko. Paskambinau viršininkiai. Ji išklausė ir patarė megztinį išskalbti ir dar drėgną ištampyti. Puoliau prie darbo. Deja, niekas nepadėjo. Vėl skambinau. Gal ne taip nustačiau akis, atsiprašau. Ji dar kažką aiškino, tačiau nebuvo laiko. Šventę sutikome Uošvių kolektyvinėme sode. Aplinka buvo romantiška. Sodus juosė miškas, sniegas, žvaigždės. Ypatinga gamtos aura vainikavo didžiąją paslaptį. Atėjo dovanų metas. Na, paragino Anyta. Vyras užsivilko megztinį ir visų akivaizdoje jis ėmė riestis į viršų iki pat kaklo. Vyras bandė tiesinti, bet veltui. Akies krašteliu žvilgterėjau į Anytą. Jos veide džiugėsi pakeitė nuostabą,
siaubas ir didžiulis pyktis. Anyta priėjo prie sūnaus ir tarė: nusivilk. Vyras nusitraukė megztinį, Anyta jį pasičiupo ir išbėgo į lauką. Pasekėme paskui. Prie ūkinio pastato stovėjo kaladė su įkirstu kirviu. Anyta pagriebė kirvį, numetė ant kaladės rankų darbo megztinį ir sukapojo. Atsisukusi į mane, pergalingai paaiškino, pabrėždama paskutinį žodį: mano sūnus tokio skuduro nešios. Atsivertimą ir viltį. Uždegdami kas savaitę po vieną žvakę, mes pripildome savo širdis ne tik šviesos, bet ir vilties, ramybės, džiaugsmo ir meilės. Adventas baigėsi kūčių vakare ir pereina į Kalėdas. Perėjimas iš Advento į Kalėdas yra ypatingas, nes jis simbolizuoja laukimo pabaigą ir džiaugsmo pradžią. Kūčių vakaras daugeliu yra vienas reikšmingiausių momentų metuose, kai susibūrė šeimos, dalijasi kalėdaičiais. Tad laukiam Kalėdų. Kai nukris nuo obels sidabriniai varpeliai, tyliai tyliai pabels į tavo langelį, greit išgirsi kažkas per laukelį atrieda ir mintis nusigas. Atvažiuoja Kalėdos, aš noriu Kalėdų, Kalėdų baltų, gegužių pelėdų ant eglės šakų. Aš noriu Kalėdų, žirgeliais baltais. Aš noriu Kalėdų, su meilės sapnais. Nemiegos laukuose maži piemenėliai, žiemos delnuose nekariaus kareivėliai, ten miškų vidury tyliai rūkaus pelėda, o namų tarpdury joks senis Kalėda. Aš noriu Kalėdų, Kalėdų baltų, gegužių pelėdų ant eglės šakų. Aš noriu Kalėdų, žirgeliais baltais. Aš noriu Kalėdų, su meilės sapnais. Sidabriniai varpeliai, tuoj kažkas pasibels į tavo langelį, tuoj išgirsi kažkas per laukelį atrieda ir mirtis išsigas. Atvažiuoja Kalėdos, aš noriu Kalėdų, Kalėdų baltų, gegužių pelėdų ant eglės šakų. Aš noriu Kalėdų, žirgeliais baltais. Aš noriu Kalėdų, su meilės sapnais.
laukuose, geri tie piemenėliai, o žiemos delnuose nekariaus kareivėliai. Ten miškų vidury tyliai ūkaus pelėda, o namų tarp durį juoksis senis kalėda.